atsakymus į šitą klausimą. Kitą klausimą pradėsime atsakinėti nuo pono Karolio. Vienos lyties asmenų santykių teisinės įtvirtinimas. Palaikytumėt, nepalaikytumėt? Jeigu palaikytumėt, kokią formą, jeigu nepalaikytumėt, argumentuokite. Prašau, pone Karoli, minutė jūsų. Ja, ačiū. Manau, kad ir mūsų partijos tokia Nemuno aušros nuomonė yra, kad šiai dienai mes negalime sutikti vienos lyties santuokai, kad reikia truputėlį pasikalbėti ir padiskutuoti. Sutiktume, bet požiūris yra paprastas. Esam krikščioniška valstybė ir kol kas dar Lietuvoje bus labai sudėtinga. Žmonės iš vis pirmą kartą išgirsta ir sako, apie ką jūs čia kalbat? Kodėl jūs tai kalbat? Tai mūsų partija ir aš pats nepalaikau šitos nuomonės. Viskas. Liko 23 sekundės, dar jūs nepasinaudosite jomis. Dar kartą nepalaikau. Ačiū labai. Pone Milė, prašau, minutė jums į tą patį klausimą atsakant. Mes visi čia susirinkę esame mamų pagimdyti. Pasakysiu liaudiškai. Palikime taip, kaip mes suradome atėję į šitą pasaulį. Gamtos už gamtą niekas gudresnis nebuvo ir nebus. Todėl tą kažkaip tai revizuoti, tai, kas ne mūsų sukurta ir ne mūsų valioj, tikrai to daryti nereikia. Ir todėl mūsų koalicija palaiko normalią tradicinę šeimą, nes jinai yra mūsų tęstinumo pagrindas. Visi kiti variantai tai yra išvestiniai dalykai, kurie, mano supratimu, normaliam žmogui yra nepriimtini. Viskas. Jūs irgi laiko truputėlį palikot, taip? Galiu keliauti toliau? Tai, pone Paplauskai, prašau, toliau jums minutę atsakant į tą patį klausimą. Taip, šiek tiek pamokėlė iš Konstitucijos. Tai čia toksai mūsų, vadinkim, vienas pagrindinis teisės aktas. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvų vyro ir moters sutarimu. Tai ir palikime Konstituciją galioti, o jeigu kas nori ją keisti, yra referendumas, yra įrankiai, kaip ją keisti, prašom jais naudokitės. Ir jeigu mūsų visa visuomenė nuspręs kitaip, tauta sakys tam pokyčiui taip, tebūnie taip, bet šiai dienai visos apklausos ir Konstitucija rodo, kad ne. Tai aš ir pats esu to šalininkas, ne. Jokių tokių santokų ar imitacijų negali būti, nes tai nėra šeima. Ačiū Jums ir aš dar primenu klausimą vienos lyties asmenų santykių įteisinimas. Tai pone Savickai, Jums toliau minutė. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga nuosekliai pasisako prieš. Mes turime gerbti savo konstituciją. Jeigu ateis toks laikas, kada žmonės norės, surinks parašus, padarys referendumą, reikės gerbti jų valią. Bet kada Lietuva yra išnykstanti valstybė, vien kalbėti apie tai yra nusikaltimas. Mes turime kalbėti, kaip išlikti šiame bekintančiame pasaulyje, kaip tauta, kaip valstybė. Mes turime skatinti šeimas, vyrą ir moteris gimdyti vaikus. Todėl baikime kalbėti apie šitus dalykus, o užsimkime tuo, ko reikia. Viskas, ponas Savickai. Ačiū Jums, tada ponas Kersy, Jums minutė. Dažnai kalbam, kad norim padėti mažumoms, kad norim padėti silpnesniems. Betgi mes čia susirinkom, kad padaryti geriau Lietuvos žmonėms. Ir tokių Lietuvos žmonių yra. Nesvarbu, kaip mes į juos žiūrim, jie yra, jie gyvena. Jie gyveno ir anksčiau, jie gyveno ir sovietiniais laikais. Ir tai visų pirma ir dėl jų, ir dėl mūsų. Taigi, jeigu būtų tokie suderinami, jeigu žmogus jaustųsi gerbiamas savo valstybės, jis būtų laimingesnis, jis geriau atliktų savo darbą. Tos pačios užsienio investicijos. Įsivaizduokit, sugalvoja plėstis Lietuvoje, pasirenka vadovus atsiųsti, o vadovas homoseksualus ir pamato, kad jis negalės čia atsivesti savo partnerio, nes jis yra nepripažįstamas, jis negali kartu auginti su jo vaiku, jo partneris negalės net į ligoninę nuvežti savo vaiko ar ateiti, jeigu į avariją patektų. Reikia sureguliuoti šitos dalykus. Šitie žmonės egzistuoja. Ir tai reikia sureguliuoti. Ačiū Jums labai už atsakymą. Pone Skrupskelienė, prašau Jūsų minutę. Šiek tiek mūsų diskusija mane liūdina, kad kažkas nenori neįgaliųjų tarp savo vaikų ir mokymo įstaigose. Kažkas nenori žmonių, kurie myli kitą žmogų, tik gal kiek kitaip.
Man atrodo, mūsų visuomenė jau senai išaugo iš šitų standartų ir šitų stereotipų. Mes esame per daug brandus, kad galėtume diskutuoti ir engti tokių žmonių. Buvau visai nesenai susitikusi su LGBT bendruomenė, šnekėjom, jie tokie patys žmonės, jie taip pat myli, jie taip pat nori kurti gyvenimus. Mes taip pat kalbam apie partnerystės čia įstatymą. Partnerystės įstatymas tai ne tik tais vienos lyties atstovus santykių teisinimas, tai yra dviejų žmonių, vyro ir moters netgi teisinimas. Mes bijome patys nežinodami ko. Priimkime, yra žmogaus teisės ir gerbkime jas. Ačiū labai, ponia Skrupskelienė. Dabar kita